Kaip keli draugai iš Vilniaus sukūrė pirmąjį Lietuvos vienaragį, kuris šiandien valdo 6 milijardų eurų vertės imperiją. Tai nėra tiesiog programėlė drabužiams parduoti, tai psichologinis žaidimas, pakeitęs visos Europos vartojimo įpročius. Sveiki, čia įdomu žinoti kanalas. Jei nori suprasti, kaip iš tikro veikia didžiausi verslai, spausk prenumeruoti. Šiandien mes aptarsime Vinted. Šiame video sužinosi, kaip atsitiktinė idėja kraustantis virto milijardinė kompanija, kodėl Vinted modelis yra genialesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, kokia tamsioji sėkmės pusė ir kaip jie išgyveno visišką bankrotą. Mes gyvename greitosios mados eroje, kasmet pasaulyje pagaminama virš 100 milijardų drabužių vienetų. Dauguma jų po kelių mėnesių atsiduria sąvartynuose, žmonės turi pilnas spintas daiktų, kurių nenešioja, bet išmesti gaila, o parduoti per senus skelbimų portalus per daug sudėtinga. Klausimas paprastas, kaip paversti šiukšlės turtu ir padaryti tai taip lengvai, kaip naršymas Instagram. Bet ar žinojai, kad ši sėkmė beveik neįvyko? Viskas prasidėjo 2008 metais, Milda Mitkutė kraustėsi iš Kauno į Vilnių ir suprato, kad turi per daug drabužių. Jis susitiko su draugu Justu Janausku vakarėlyje, po keletos pokalbių gimė mintis, reikia puslapio, kuriame draugės galėtų mainytis drabužiais. Tuo metu tai buvo tik hobis. Justas labai greitai suprogramavo pirmąją versiją, jie neturėjo jokio verslo plano, pradėjo be rimtų investicijų, tik noras išvalyti spintas, bet sistema užsikabino žaibiškai. Kodėl? Nes jie pataikė į moterų bendruomeniškumo instinktą. Ar žinojai, kad pirmosios Vinted vartotojus buvo tiesiog Mildos draugės? Jos tapo geriausia reklama, kuri nieko nekainavo. Verslo modelio evoliucija. Daugelis klausė, kaip jie uždirba, jei pardavėjui nereikia mokėti komisinio mokesčio. Pradžioje jie bandė įvairius modelius. Buvo laikas, kai Vinted eksperimentavo su monetizacija, kuri atbaidė dalį vartotojų. Vartotojai pradėjo bėgti. Tada įvyko lūžis. Įmonės vadovu tapo Tomas Plantenga. Jis priėmė radikalų sprendimą padaryti pardavimą visiškai nemokamą pardavėjui, o mokestį perkelti pirkėjui kaip pirkėjo apsaugą. Tai geniali psichologija. Pardavėjas jaučia, kad gauna visus pinigus, o pirkėjas sutinka sumokėti kelius eurus už saugumą. Šis modelis suteikia didžiulį konkurencinį pranašumą. Kai kitur moki 10-20% nuo pardavimo, Vinted atrodo kaip labdara, nors jų sąskaitoje kaupėsi milijonai. Kodėl tai veikia? Dopamino kilpa. Vinted nėra skelbimo portalas. Tai socialinis tinklas, begalinis skrolinimas, like mygtukas ant drabužių, derybos žinutėmis. Kiekvienas patinka tavo prekiai suteikia mažą dozę dopamino. Tu pradedi medžioti laimikius. Sistema sukurta taip, kad tu praleistum joje kuo daugiau laiko. Algoritmai rodo tau būtent tuos dydžius ir stilius, kurių ieškojai, tai TikTok atitikmuo prekyboje. Tu užeini tiesiog pažiūrėti, o išeini nusipirkęs 3 megztinius, kurių tau nereikėjo. Ar kada susimastei, kodėl Vinted pranešimai apie kainos sumažinimą tave taip stipriai traukia paspausti? Tai FOMO, baimė praleisti progą, paštomatų imperija. Viena didžiausių sėkmės priežasčių – integracija su siuntų tarnybomis. Vinted padarė siuntimą pigesnį nei puodelis kavos. Tau nereikia niekur skambinti ar pildyti sudėtingų formų, gauni brūkšninį kodą, nueini prie paštomato ir viskas. Jie sukūrė savo logistikos tinklą Vinted Go. Tai rodo, kad jie nebe tik programėlė, jie tampa fizinės infrastruktūros valdytojais. Kai kontroliuoji siuntimą, kontroliuoji visą pirkimo patirtį. Šiandien Vinted jungia rinkas. Lietuvis gali parduoti Lenkui, prancūzas Italui, tai sukūrė milžinišką likvidumą. Prekė, kuri Lietuvoje niekam neįdomi, Prancūzijoje gali būti graibstoma. Iš kur tie milijardai? Nors pardavėjai nemoka mokesčių, pinigų srautai čia milžiniški. Pagrindiniai pajamų šaltiniai yra 3. Pirkėjo apsaugos mokestis, prekių iškėlimas, keli procentai nuo kiekvieno sandorio. Prekės iškėlimas. Vartotojai patys moka pinigus, kad jų drabužius pamatytų daugiau žmonių. Įsivaizduokite tūkstančius sandorių kasdien. Tai generuoja šimtus milijonų eurų metinių pajamų. 2019 metais Vinted tapo pirmuoju Lietuvos vienaragiu. Įmonė, kurios vertė viršijo 1 milijardą eurų. Šiandien ši vertė jau kyla link 6-7 milijardų. Bet ar žinojai, kad Vinted ilgą laiką dirbo nuostolingai? Jie degino investuotojų pinigus, kad užimtų rinkas. Tai rizikos kapitalo žaidimas. Pirma užvaldyk pasaulį, apie pelną pagalvosi vėliau. Netikėti faktai. Vardas.
Pradžioje jie vadinosi Mano drabužiai, pavadinimas Vinted atsirado tik plečiantis į užsienį, nes reikėjo kažko universalaus, kas asocijuotųsi su vintage. 2016 metais įmonė turėjo tiek mažai pinigų, kad jiems buvo likę vos keli mėnesiai iki visiško užsidarimo. Tomas Plantega atvyko kaip konsultantas 5 dienoms, o pasiliko 10-mečiui ir išgelbėjo laivą. Prancūzijos fenomenas. Prancūzija yra didžiausia Vinted rinka. Ten programėlė tokia populiari, kad žodis Vinted tapo bendriniu veiksmažodžiu jaunimo kalboje. Ekologija. Nors jie skatina vartojimą, Vinted tyrimai rodo, kad kas 5 pirkimas programėlėje užkerta kelią naujo daikto pirkimui parduotuvėje. Tai realus poveikis planetai. Vinted sėkmės istorija moko mus 3 dalykų. Sprendimas turi būti paprastas. Bendruomenė yra stipresnė už bet kokį marketingo biudžetą. Net ir būnant duobėje, krypties pakeitimas gali nuvesti į viršūnę. Lietuva įrodė, kad iš mažo Vilniaus ofiso galima diktuoti sąlygas visos Europos madai. Bet ar ši sėkmė tęsis amžinai? Didėjanti konkurencija ir pirkėjų priekabumas dėl kokybės yra nauji iššūkiai. Kokia tavo patirtis su Vinted? Ar tai būdas susidirbti, ar tiesiog dar viena priklausomybė, kuri užpildo tavo namus siuntų dėžėmis? O galbūt tu radai ten savo geriausią gyvenimo pirkinį už 2 eurus? Jei tau patiko šis video, spausk like ir prenumeruok kanalą. Parašyk komentaruose, apie kokį kitą Lietuvos ar pasaulio verslą norėtum pamatyti panašią analizę. Iki kito karto.